Labas, aš Tony Robbinsas. Sveikas prisijungęs prie Įvaldyk pinigų žaidimą. 7 paprasti žingsniai į finansinę laisvę. Daug žadame. Na, mes ketiname tai išpildyti. Klausyk, greičiausiai priklausai mano bendruomenei ir noriu padėkoti tau, kad stabteliai. O gal tu iš man brangių draugų aplinkos? Aš kreipiausi į keletą svarbių partnerių, nes noriu papasakoti apie uždegantį projektą. Netrukus pasirodys mano knyga, pirmoji per 2 dešimtmečius. Turbūt įsivaizduoja, kad nebūčiau rašęs knygos, jei negalvočiau, kad ji pakeis gyvenimus, o ši tikrai pakeis. Tai štai ką aš nuveikiau. Per 4 metus aš apklausiau 50 stabiausių finansinio pasaulio specialistų. Kalbu apie žmonės, kurie yra geriausi pasaulyje, kaip Carlas Icahnas. Jei būtumėt investavę, kad ir menką sumą taip, kaip daro Carlas Icahnas, dabar turėtumėt daugybę. Per pastaruosius 14 metų jis pasiekė 1600% grąžą. Jei palygintumėt su akcijų rinka, grąža būtų 75%. Jis aplenkė Warreną Buffettą, išplėtė rinką per pastaruosius 1, 5 ir 10 metų. Dauguma žmonių to nežino. Egzistuoja įsitikinimas, kad dauguma turtingų žmonių investuodami į apribotos rizikos fondus moka didelius fondų mokesčius. Šioje knygoje jums atskleisiu, kaip galima praktiškai išvengti apribotos rizikos fondų mokesčių, kaip pavyksta Carlui Icahnu. Vieną dieną pasidomėjau Carlu. Jis per Netflix uždirbo $2 milijardus per 18 mėnesių. Jis Twitter'e parašė apie Apple ir per porą valandų jų akcijų vertė padidėjo $17 milijardų. Per 2 valandas. Šis vyrukas yra neįtikėtinai protingas. Taigi, man nesvarbu, ar tu pradedi turėdamas $100, $1000 ar $10,000. Jei susidūri su sunkumais arba nori susikurti ateitį, tu norėsi žinoti, ką kalba geriausiai iš geriausių. Kitaip tariant, jei nori įvaldyti pinigų žaidimą, tu turi mokytis iš geriausių. Knygoje kalbu apie Jacką Boglą, Vanguard įkūrėją, finansų versle besisukantį jau 64 metus, kuris atskleidžia, ko reikia vengti, jei nepasisekė, ir kaip užtikrinti, kad tavo pinigai tau atneš didžiausią pelną, nesvarbu nuo kokios sumos pradedi. Toks žmogus kaip Rėjus Dalio. Jis yra laikomas investavimo da Vinčiu. Žmonės jį dažnai vadina investavimo srities Steve Jobsu. Dauguma žmonių nėra apie jį nė girdėję. Dabar jo turto vertė $5 milijardai, nors prieš 10 metų pradėjo nuo 100 milijonų. Sakau jums, tai nėra tik Tony Robbinso knyga apie finansus. Iš tiesų, tai tikrąja to žodžio prasme yra pasakojimas apie tai, ką kalba patys geriausi pasaulyje, ką daro visi turtingi žmonės. Tame ir slypi paslaptis. Ką galėtumėt padaryti, kad tai įvyktų ir tavo gyvenime? Sakau tau, po to, kai su jais susitikau, atrodytų, kad jie prisima didžiulę riziką, bet iš tikrųjų yra atvirkščiai. Jie visada ieško būdų, kaip sumažinti savo riziką ir gauti didžiausią grąžą. Pavyzdžiui, kaip man pavyko išsiaiškinti, net yra būdai, kaip investuoti akcijų biržoje taip, kad jie užtikrintų, jog neprarasi pinigų. Taigi, jei nerimaujate, kad dabartinė akcijų vertė gali būti didelė ir galimas 20–40% nuostolis, jie niekada nepraranda nė cento ir jie vis tiek užima 80–90% geresniosios pusės. Neįtikėtina, kiek jie daug žino. Jie žino, kaip padidinti tempą, kad tikslus pasiektų 30–50% greičiau, nes jie žino paprastus dalykus, kuriuos mokesčių inspekcija iš tiesų palaiko ir jei juos žinai, jie iš tikro gali sumažinti mokesčius ir padidinti grąžą. Kitaip tariant, ne tai, kad uždirbtų daugiau pinigų, bet pasimtų pinigus, kuriuos jie turi ir užrakintų sėkmę, ją išlaikytų ir didintų. Taigi ši knyga, kuri mane taip jaudina, 7 žingsnių procesas, kurį kiekvienas gali įgyvendinti, nesvarbu, ar jis yra šiame 1000-metyje gimęs studentas, kuris tik pradeda gyventi, galbūt paskendęs skolose už studijas ir nežinantis, kaip išsisukti, arba vidutinio amžiaus žmogus, patyręs tam tikrus smūgius 2010 metais, galvojantis, kur link eiti, ką daryti toliau, kaip užsidirbti pensiją, o gal jūs puikiai investuojate, bet norite pasiekti daugiau. Turiu jums atsakymus, nes man teko bendrauti su geriausiais pasaulyje. Šią naują Tony Robbinso knygą lietuvių kalba galite įsigyti puslapyje www.įvaldykpinigųžaidimą.lt.